Labas rytas, ogi šiandien pasidalinsiu labai naudingų produktų, užkandukų, daug sveikesnis, negu mes įpratę galbūt esame skanauti. Taigi itališkas tradicinis maistas tartaletės. Tai yra tokie kepiniai, tokie sausainukai, kurie trapūs, traškus, sotus ir labai skanus. Aš vakar pradariau su picų skonio ir pasimėgavau. Tarp kitko pradariau ir visus kitus, to papasakosiu. Taigi šitie kepiniai yra labai skanus, turiu picų skonio, jie tokie traškus, tinkantis ir vaikams, o dieve, turėti tiesiog mašinai, namuose, vaikams atėti į kelionę ir patys turėti, jeigu esame, pavyzdžiui, labai alkani ir norime tą gurgantį pilvą nuraminti. Tobula. Jeigu mėgstate, pavyzdžiui, užkandžiauti čipsų, nes norisi to tokio prieskoninio maisto, tai šitas labai skanu. Nepadauginto to prieskonio. Yra sūrus, trapūs, skanus sausainukai. Taigi, rūšių yra daug. Sekančiam story aš tiesiog iš pačio puslapio jums parodysiu ir kainas matysite ir kokių rūšių yra. Vakar aš paragavau būtent su picos prieskoniu, su kmynais ir su bulve bei rozmarinu. Nežinau, man jie visi labai skanus. Pagaminti yra iš baltųjų miltų. Tiem, kam netinka gliutenas, tai jau sakykime viskas, bet tie, kas galite toleruojate gliuteną, tai tobulas maistas. 200 gramų pakelyje. Sudėtyje yra baltieji miltai, baltas vynas, aukščiausios rūšies alyvuogių aliejus ir prieskoniai. Aš pirmą kartą ragauju tartaletes, man jos ypatingai skanios. Koks traškumas, tobula. Aš vakar skanavau kiekvieną rūšį ir aš mėgavausi, galvoju, kaip gerai, kad yra. Pakankamas kiekis 200 gramų. Tiesa, šitas jau pas mane nuvalgytas, nes vakar skanavau ir jau šiandien. Taigi parodysiu maisto gaminius, kokių turime. Produktų labai daug, taip kad narystė tikrai apsimoka, nes galime lepintis virš 4500 produktų įvairiausių ir maisto papildai, ir kavos įvairiausių rūšių, ir vytintų mėsos gaminių. Taigi maisto produktai jungiam vytintą mėsą. Štai, galime pirkti jau supakuotais rinkiniais arba atskirai. Vytinta mėsa yra įvairiausių skonių, tiesiog reikia pasirinkti, kokių mes norime. Aš turiu jau namuose šitą mėsos kepalėlį, aukščiausios rūšies kiaulieną su ciperžole. Būtinai paskanausiu, paragausiu, galėsiu ir jums pasakyti. Ir taip pat, kaip matote, yra ir kitų rūšių. Iš tiesų labai smalsu, ar ne? Iškart rasiu štai kava. Kava. Mes turime Dolce Gusto kapsulių įvairiausių skonių. Kava, turime pupelės, ne maltos, bet tiesiog kavos pupelės, klasikinis ir stiprus skonis, ir toliau įvairiausių skonių kavų, taip pat tinkančių ir tradicinėms, bet kokiems kavos aparatams. Galima imti dėžėms supakuotą arba mažesniais kiekiais. Štai kiek turime, numėgaukitės itališką kavą. Tiesiog narystė tikrai 100 kartų apsimoka. Dėl jos kreipkitės pas mane asmeniškai.